Yra vienas instrumentas, kuris tau gali padėti augti ir tobulėti greičiau nei bet kuri knyga ar praktika. Ir tai tikrai ne šitas pultelis. Šis instrumentas yra visada šalia tavęs. Tai suvokimas, kad viskas, kas vyksta tavo gyvenime, yra tau skirtos pamokos, kurios pasireiškia per žmones, situacijas, aplinkybės ir visą tavo aplinką, kurią sutinki kiekvieną dieną. Kartais atrodo, kad kažkas nesiseka, viskas griūva, tu esi piktas, visi tave erzina, net pats su savim negali susikalbėti. Bet tokiose situacijose ir vyksta pačios didžiausios pamokos, nes kiekviena situacija neateina tam, kad tave palaužtų. Jie ateina tam, kad padėtų tau pamatyti savyje tai, ko prieš tai nematėjai. Kaip tai naudoti praktiškai? Pavyzdžiui, viršininkas tave apšaukė arba pasielgia kaip nors neteisingai. Natūralu, pirma tavo reakcija yra supykti, gintis arba kovoti. Bet prieš leidžiant paimti viršų kažkokiai emocijai, sustok ir paklaus savęs, ką mane ši situacija mokina, ką nori, kad aš pastebėčiau, ką iš šios situacijos aš galiu išmokti, kodėl jie man atsitiko. Ir lauk, kol ateis kokie nors atsakymai. Kai pradedi taip žiūrėti gyvenimą, viskas keičiasi. Situacijos tavęs nebežeidžia, nebeužkabina, o tampa tiesiog mokytojomis. O kiekviena akimirka galimybė augti. Pagalvok ir prisimink, kokia situacija šiandien buvo tavo mokytoja. Ir pasidalink savo patirtimi komentaruose.